Sveiki, brangus nacionalinio susivienimo kanalo žiūrovai. Šiandien kalbame su nacionalinio susivienimo pirmininku Vytautu Sinica apie žodžio laisvės problemas Europoje ir Lietuvoje. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Taigi, kalbant apie žodžio laisvę, dažnai pasigirsta tokios replikos, kad čia išsigalvojama, pučiamas burbulas, kad iš tikrųjų tik tai Europoje baudžiama už ten tikrą neapykantos skleidimą, skatinimą susidoroti, ar ten kažkokią jau veikimą priešiškų valstybių vardan, ten ekstremizmo platinimą ir taip toliau. Bet iš to, ką jūs rašot, susidaro įspūdis, kad ta problema yra platesnė, kad iš tikrųjų Europoje yra tikrų žodžio laisvės problemų. Tikrai yra, aš manau, kad šita problema realiai ir gilėjanti, pabandysim tą įrodyti. Aišku, kad diktatūrinėse šalise tai yra savaime suprantama, kad žodžio laisvė negerbiama ir su jie nesiskaitoma, bet būtent demokratinėse šalise žodžio laisvė yra tas klausimas, kur labiausiai jaučiasi erozija, toks birėjimas, trupėjimas pamatinių demokratinių principų ir su žodžio laisvė vis daugiau ES šalių, o ir Šiaurės Amerikos nesiskaito ir to formų vis daugėja ir galim pamatyti jas ir europinių lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalise. Ir daugiausia, aišku, dažniausiai tai yra susijęs su neapykantos kalba, kur yra žodžio laisvė varžoma siekiant išskirtinai apginti įvairias jautrias visuomenės grupės, mažumas. Bet dabar ypač karo kontekste ryškėja ir tokia nauja kryptis, kai prisidengiant kova su fake news, su propaganda, karo propaganda, yra iš esmės bandoma prisimti ir įvairioms valstybės institucijoms suteikti galę, spręsti, ką galima ar ko negalima kalbėti pačiam įvairiausiam temam, teigiant, kad vienas ar kitas teiginys yra melas. Tai galbūt plačiausias su šita tema susijęs klausimas Europoje yra neseniai priimtos chat control pirmojo paketo pataisos, ar nežinau, kaip geriau būtų įvardinti, reglamentas. Ar galėtumėt papasakot žiūrovam, kas ten iš tikrųjų yra, kodėl tai yra problematiška ir kas buvo priimta, kas dar nebuvo priimta? Iš tikrųjų problematiška ir pakankamai sudėtinga tema, reiktų pradėti taip žingsniu atsitraukus. Apskritai demokratijoje tiek ES lygmenių, tiek ir atskirų šalių lygmenių, konstitucijose visur įtvirtinta vertybė yra privatumas. Ir dargi dažnai atskirai, kaip ir Lietuvos konstitucijoje, susirašinėjimo slaptumas. Tai yra konstitucinės vertybės, kurias valstybės įsipareigoja saugot. Bet vis dažniau ir prisidengiant dažniausiai saugumu, tiek atskirų piliečių, tiek nacionalinių saugumų, yra užmojis ir chat control reglamentas yra labai konkreti to užmojo forma. Yra užmojis, kad valstybė gali pradėti sekti, stebėti visus tam, kad surastų kai kurios pavienės asmenys, kurie kelia grėsmę. Ir va šitas lūžis nuo konkrečių asmenų esant teismo sankcijai arba bent jau teisėsaugos institucijų kažkokiam sprendimui, kai tokiu pagrindu konkretų asmenį seka ir pažeidžia jo privatumą, ir yra tada pereinama kaip chat control atveju prie visų asmenų, visuomenės visos masinio sekimo, nes galbūt tarp jų tu užtiksi kažkokius pavojų keliančius asmenis, šitas lūžis yra pamatinis. Visi yra įtariamieji. Visi yra įtariamieji. Tai dabar šitas chat control 1, reikia skirti jį nuo antro, kuris dar nepriimtas, bet gresia mums rudenį. Jis iš esmės pratęsė iki šiol egzistavusią išimtį iš bendros privatumo normos, kuri leido socialinių tinklų ir įvairiausių socialinių medijų, pavadinkim tiekėjams, platformoms, priimti sprendimus, sekti asmenys, jeigu mato grėsmę, sekti asmenų susirašinėjimą, jeigu mato grėsmę, kad tai gali būti susirašinėjimas susijęs su seksualinė prievarta prieš vaikus ar apskritai prievarta prieš vaikus. Ir čia, tarkim, tokie indikatoriai kaip labai skirtingas didelis amžiaus skirtumas tarp susirašinėjančių asmenų arba aiškiai vaiko dalyvavimas susirašinėjime, būtų tokie, kurie galėtų leisti platformai, nežinau, įsivaizduokim, kas mažiausiai tikėtina Twitteriui, dabar X-ui, nuspręsti, kad šitą susirašinėjimą mes skaitam. Pasižiūrim, kas jame bus ir galbūt čia rasim kažką pavojingo jame, galbūt perduosim institucijom, galbūt mes jį blokuosim ir panašiai. Tai šita vienintelė išimtis, ji yra pratęsiama, šita chat control direktyva, jau ir iki šiol tokia galimybė tam tikrų mastų buvo, dabar ji tęsiama. Bet tai dar nėra leidimas skaityti tų šifruotų vadinamųjų end-to-end encrypted žinučių, kurių privatumas ir kurių skaitimas turbūt visiems, kas domisi grėsmėmis žodžio laisvėje Europoje ir ne tik, yra ta tema, kur, aš manau, jau daug kas yra apie tai girdėję ir vienaip ar kitaip susimąstė, kad čia pavojinga.
Tai šita direktyva, reglamentas dar neleidžia, bet rudenį yra numatyta ir greičiausiai bus balsavimas dėl to Chat Control 2 reglamento, kuriame pagrindinė kova, dar neaišku, kokia bus konkretijo forma, bet pagrindinė kova dabar tarp institucijų ir vyksta. Ar leis jį skaityti masiškai tas šifruotas žinutes, programėlių kaip Signalas dažniausiai, kurios leidžia tas žinutes šifruoti. Ir čia Europos komisijos laikysena yra, kad leisti, o Europos vadovų tarybos ir Europos parlamento tokia labiau rezervuota, kad, jeigu leisti, tai tik labai išimtiniais atvejais. Tai pažiūrėsim, kuo ta kova baigsis. Yra šiaip nemažai kritikų, kurie pabrėžia, jog tas Chat Control siūlomas kontrolės aparatas, jisai nepasiektų tos tikslinės auditorijos, vadinamas, tų nusikaltėlių, kurie iš tikrųjų priekabiauja prie vaikų ar ten dalinasi panašaus pobūdžio turinio ar panašiai, nes kritikai pabrėžia, kad tokie žmonės galėtų pereiti ten savo serverius, uždaras sistemas, pasitraukti iš tų ir iš tikrųjų sekami būtų tie žmonės, kurie nėra tikslinė auditorija tiems nusikaltimams. Ta prasme, jie nėra tas ratas, kuris yra labiausiai linkęs nusikalsti. Kaip jūs vertinate tokią kritiką? Yra daug pagrindo tokiai kritikai ir iš tikrųjų tas visada, kai yra užmojais, kad siekim visus tam, kad surastume tuos jau labiausiai už įstatymo ribos esančius asmenis, tu mažiausiai juos turbūt ir surasi. Ir tas labai paralelė čia, man atrodo, vykusi su ginklų kontrolė, nes dauguma smurtinių nusikaltimų su ginklais, čia aišku, iškart į mintį šauna JAV, bet ne tik, yra padaroma su nelegaliai laikomais ginklais. Ir tada, kai taip atsitinka, tai reakcija dažnai politikų būna reikia dar sugriežtinti legalaus ginklų laikymo taisyklės. Tai tada legaliai laikyti dar sunkiau, o tie, kurie laiko nelegaliai, visokie gaujų nariai taip toliau, tai jie toliau jos turi. Tai čia galėtų būti tikrai panaši situacija. Ir šita problema, tai gerai atspindi mąstymo lūžį, kuris čia vyksta ir mes jau kurį laiką galim stebėti įvairiose srityse šitą, nes prieš 10 metų tas pats buvo su vaiko teisėm, vadinamoji Šakalienės reforma, kur iš esmės perėjo prie mąstymo, kad visi tėvai yra potencialūs smurtautojai, dėl valstybė turi visus juos sekti ir žiūrėti, ar kartais nesmurtauja, kiekvieną verkimą, kiekvieną ten mėlynę užsigavusio vaiko ar dar kažko traktuoti kaip galima smurto požymį, nes o gal tu aptiksi. Arba tas pats yra su europinėm taisyklėm prieš ten pinigų plovimą, terorizmą ir taip toliau, kur bankai jau yra gerą 10 metį įpareigoti tikrinti, sakyčiau, ekscesyviai, tikrinti pajamas, įplaukų šaltinius, priežastis, kartais netgi tikrinant visiškai skaidres ir su mokesčiais gaunamas įvairių nevyriausybinių organizacijų pajamas. Nes o gal visi yra traktuojami kaip galimi pinigų plovėjai, kažkokios tai korupcijos dalyviai ir taip toliau. Tai va šitas mąstymas, kad tikrinkime visus tam, kad surastume vieną kitą žmogų, kuris galbūt yra kažko pažeidėjas, tai yra pavojingas ir labai neefektyvus mąstymas, bet efektyvumas tai yra vis tiek mažesnė problema negu iššūkis demokratijai šitoje vietoje. O iššūkis demokratijai ir žmonių privatumui tai čia yra labai didelis. Nėra teisinga iš principo pradėti visų žmonių sekimą, kad ir kokiu klausimu ir kokia tema, tam, kad rastum vieną kitą asmenį be kažkokios teisėsaugos institucijų sankcijos, kaip kad šiuo atveju yra norima nuspręsti, kad visos socialinės platformos galės pačios spręsti, ką ir kiek jos nori sekti, jeigu tik įtars šiuo atveju šitą seksualinio smurto prieš vaikus galimybę, bet iškart galim nujausti, kad netik, ne? Nes jeigu tu kartą sukuri tą mechanizmą, infrastruktūrą, pavadinkim skaitmeninę, kaip čia vis dėlto tą sekimą daryti, tai tada jau yra tik politinės valios ir, sakykim, politikų įžulumo, naglumo klausimas, o kam dar jie nuspręs tą taikyti? O gal tada galim tą taikyti ten, dar būtų nuosaiku sakyti, sakykim, nacionalinio saugumo grėsmėms, nors be teismų sprendimų tai jau būtų tikrai irgi labai probleminis klausimas. Bet aš jau tiesiog matau už kampo sėdint tuos greičiausiai progresyvios kairės politikus, kurie sakytų, reikia taip pat sekti ir dėl neapykantos, dėl kokio nors ten kurstimo prieš mažumas ir taip toliau. Ir čia susijungia labai greitai ir labai lengvai susijungia tos dvi kryptis. Viena, kiek tu gali sekti be teismo sankcijos visuomenę, kita, kiek abstrakčius dalykus tu gali laikyti pagrindu tam sekimui. Nes kaip pamatysim po to turbūt aptarinėdami ir nacionalinius teisės aktus, vis į didesnės abstrakcijas nueina įstatymų leidėjai, kurie nori pateisinti kažkokius draudimus ir žodžio laisvės suvaržymus. Jūs dar prieš tai minėjot priėmimo procedūrą, jinai irgi neapsiėjo be skandalo. Ar galėtumėt plačiau papasakot? Kritikos turbūt čia taip reiktų sakyti. Šitas Chat Control 1 jau buvo pavasarį atmestas ir dabar grįžo paskutinėje pavasario sesijos Europos parlamente dieną, paskutiniam posėdį vėl į darbotvarkę ir čia nesileidžiant į techninius niuansus, grįžo
tokia procedūra, kad jam atmesti reikėjo daugumos nuo visų Europos parlamento narių. Ne nuo esančių saliai, o nuo visų. Ir aišku, paskutinį posėdį ir šiaip Europos parlamentas didelio aktyvumu posėdžiuose nepasižymi, o ten jau apskritai buvo tas aktyvumas nedidelis. Ir nors absoliuti dauguma buvusių salėje balsavo prieš tą reglamentą, daug mažiau buvo balsuojančių už ar susilaikančių, bet to vis tiek neužteko, nes tai nebuvo dauguma nuo visų Europos parlamento narių. Ir taip išėjo tikrai tokia keista absurdiška situacija, kad nors daugiausia buvo balsų prieš, bet tas balsavimas jo išvada yra už. Nes nesusidarė pakankamai daug, tam berods reikėjo 360, jeigu nepainioju, kurie norėtų tą reglamentą atmesti. Tai čia Europos liaudies partija, vadinamieji kabutėse konservatoriai, šitą idėją stūmė europinių lygių, kaip suprantu, tiek kairėje, tiek dešinėje buvo daug kritikų, bet šitoje vietoje jiems pavyko, net ir neturint daugumos, prastumti. Prieš pereinant prie Lietuvos aktualijų, aš dar norėčiau paliesti Vokietiją, kur irgi pasigirsta, kaltinimų, kad esama žodžio laisvės problemų. Mano nuomonė, vertinga tą aptarti, nes Vokietija vis tiek yra ta šalis, į kurią mes orientuojamės. Tegu nevertybiškai galbūt kai kuriais aspektais, bet ekonomiškai, ten jos kultūra, taip toliau ir kiti dalykai, ta vakarų šalis, Lietuva orientuojasi į vakarus. Ir ten rimtos žodžio laisvės problemos, bent jau kaip praneša žiniasklaida. Ką galėtumėte apie tai pakomentuoti? Be abejo, ten yra ir tų tokių visur dabar vakaruose pasitaikančių dalykų, kaip neapykantos kalbos perlenkimai, ta cancel culture, ką aš vadinu ideologinė cenzūra, kur ne įstatymais, o tiesiog per visuomenės spaudimą, per verslo santykius žmonės baudžia faktiškai už tai, ką jie mano ir ką jie pasisako, bet ypač specifiška Vokietijoje šiandien yra teisės aktai, aš nepasakysiu, koks tai yra straipsnis, bet egzistuoja teisės aktas, kuris iš esmės sankcionuoja kritiką politikams. Ir jau yra nemažai atvejų, kai žmonės patiria kratas arba patiria baudas, nesu tikras dėl įkalinimo bausmių, dėl to, ką jie pasakė apie politikus. Apie Mercą, apie kitus politikus ir tie jų pasisakymai ir tokie, gan sakyčiau, kaip telpantis į tegu ir ne pačios kultūringiausios, bet vis dėlto laisvos politinės diskusijos ribas, ten iš esmės tu verstum tuos žodžius kaip kvailys, kvailelis, ar ne? Tokie pasakymai apie Vokietijos politikus žmonėm baigėsi teisėsaugos institucijų įsikišimu. Ir kas čia gali skambėti gal kaip kažkokia nišinė tema, ar gal net kažkam atrodyt, kad čia išsigalvoja, bet net jungtinių tautų pareigūnai pradėjo tyrimus, ataskaitas rengia apie konkrečiai dėl šito teisės akto grėsmę žodžio laisvai Vokietijai. Ir čia reikia pripažinti, kad įstatymo reguliavimas, kaip galima kritikuoti politikus, yra iš esmės išimtinai diktatūrų bruožas. Vat Rusijoje mes nuolat dabar matom, ar ne, kad ten, jeigu kažką pasako apie specialią operaciją arba apie Putiną, arba dar panašiai kaip nors, tai gali susilaukti ir dažnai susilaukia sankcijų. Tai masto skirtumas, aišku, milžiniškas, Vokietijoje nėra nieko panašaus, bet pati ta idėja, kad įstatymas saugo politikus nuo kažkokio įžeidžiančio žodžio ar nuo kritikos, tai Vokietijoje dabar labai plačiai klesti. Aš sakyčiau priešingai ir aš suprantu, kad Lietuvoje daug kas nepritars, bet vieši asmenys ir pirmiausia politikai yra tie, kurie turi turėti mažiausiai apsaugos nuo įžeidimo ir ką tu negali pasakyti apie privatų asmenį, tai apie politiką turi galėti pasakyti. Gali galėti jį iškolioti kaip nori, kol tai nėra šmeižtas ir faktiniai klaidingi teiginiai apie jį. Tas jungtinių tautų, ten man atrodo specialiai reporterį ar kažkaip taip vadinasi nusiuntė, tai žiniasklaidai tikrai pabrėžta, kad toks žingsnis įprastai būna skirtas tik tai ten diktatūrams ir bananų respublikoms. Tai iš tikrųjų įdomus žodžio laisvės pokyčiai Vokietijoje, bet dabar turbūt pereikim prie Lietuvos. Kokios 3 didžiausios, ar daugiau, jeigu matysit, grėsmės yra žodžio laisvei dabartinėje Lietuvos teisėkūroje? Žinot, didžiausia, čia yra sunku su to matavimu didžiausia. Aš manau, kad didžiausia grėsmė žodžio laisvei tai yra neapykantos kalbos įstatymas. Tai yra Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis, bet jis jau yra. Su juo tenka kovoti, jis kažkokios naujos grėsmės nekelia, jis jau kenkia mūsų gyvenimui. Ir čia turbūt apie jį po to išsiplėsim. Bet šią Seimo sesiją ypatingai perėjo pro Seimą ir nebuvo atmesta 3 su neapykantos kalba tiesiogiai nesusijusios iniciatyvos. Ir kaip čia dabar jas iš eilės apžvelgus. Viena yra Kęstučio Vilkausko,
kas mane liūdina, nes šiaip jis yra vienas šviesesnių ir adekvatesnių socialdemokratų. Nežinau, kaip ten dabar jų santykiai su partija išsirutulios. Iniciatyva suteikianti žurnalistų etikos inspektoriui jau ne tik teisę, bet ir pareigą liepti socialiniam tinklui kažkokią informaciją arba išimti, kurią vartotojas įkėlė ir kuri buvo pripažinta netinkama, arba blokuoti prieigą prie to vartotojo, tai kitaip sakant, blokuoti tą vartotoją. Iki šiol tai yra įmanoma kaip visiškai kraštutinė priemonė toks išėmimas, bet turi būti sistemingumas įrodytas, turi būti įrodytas pavojus iš tikrųjų keliamas konkrečiai to įrašo, na, šiaip jau taip paprastai niekas nieko neišiminėja, o čia šiuo atveju vyriausybė pasakė tiesiai šviesiai, kad yra problema, kad žurnalisto etikos inspektorius tokios galios neturi kreiptis ir liepti, nes iki šiol jis gali, na, tik prašyti. O dabar šita galia suteikta tiek žurnalistų etikos inspektoriai, tiek ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Čia nėra LRT organas, čia yra nacionalinis organas. Ir jie dabar, na, va, tą galią turės ir šitas jau praėjo, yra priimta. Ir dabar aš apie šitą teisės aktą, kaip ir apie viską turbūt ką aptarinėsim artimiausiu metu, sakyčiau taip. Na, atskirai tas pakeitimas jis nėra dramatiškas. Bet jis sukuria prielaidas piknaudžiavimui, kur mes dabar jau turėsim pasitikėti, kad pareigūnai, kurie priiminės tuos sprendimus, bus adekvatus, nebus ideologiškai motyvuoti, nenorės susidoroti su kažkurios pasaulėžiūros žmonėm, arba po to, tarkim, jau jeigu ne pirmas toks bus, tai nenorės keršyti už ankstesnius susidorojimus su priešingos pasaulėžiūros žmonėm. Žodžiu, yra sukuriamos prielaidos visiškai bereikalingos ir tikrai pavojingos cenzūrai ir politizavimui, tam, kokias mes ribas turim viešojo erdvėje kalbėjimo. Tai šitas teisės aktas, jis, na, ta grėsmė nebuvo suprasta. Ir labai panašiai nutiko ir su kitu. Buvo plati rinkimų kodekso peržiūra, įvairiausių ten pakeitimų, 10, jeigu ne 100, bet ir jie iš esmės buvo teisingi ir priimtini, bet tarp jų buvo vienas, kurio nepavyko pasiekti, kad būtų atskirai atmetinėjamas, kuris iš esmės suteikia vyriausiai rinkimų komisijai teisę vertinti, ar jos leidžiamuose rinkiminiuose leidiniuose, žinot, būna knygutė, ten biuletenis, bukletėlis, dar kažkas, ar informacija, kurią kandidatai pateikia apie save vyriausiai rinkimų komisijai, yra tinkama, suderinama su vėlgi konstituciniam vertybėm ir net neskleidžia neapykantos, melagingos informacijos ir taip toliau. Iš esmės tokios frazės. Ir čia yra koks esminis pokytis. Iki šiol VRK ką gaudavo, ten peržiūrėdavo korektūrą ir spausdindavo. Ji neturėjo tos cenzoriaus funkcijos. Dabar VRK yra šituo suteikiama galia spręsti, ar kažkokia kandidato, kažkokie tai atsiųsti teiginiai yra priimtini ar nepriimtini. Ir čia, per pavyzdžius labai paprastai yra suvokti, kad tai yra visiškai dabar į sudėtingą situaciją statomi tie sprendimų priėmėjai. Šiandieniniai VRK sudėtyje aš būčiau gana ramus, kad jie nepriiminės kažkokių drastiškų cenzūrinių sprendimų, nes pakankamai įvairi jie yra ir ten tai koalicijai kažkokiai ideologiniai cenzūruojančiai susidaryti būtų sudėtinga, bet iš principo tai yra tikrai labai lengvai įmanoma. Praėjusiam Seime, pavyzdžiui, jo rinkimų rezultatų kontekste sudeleguota VRK sudėtis, tai tikrai galėtų pridaryti ant balažino ko. Ir įsivaizduokim, jeigu, tarkim, kandidatas siūlo kažkokius konstitucijos keitimus, ar ne? Konstitucijos pokyčius yra visiškai normalu ir turbūt dažniau kandidatai tą siūlo negu nesiūlo. Taip. Tai dabar jeigu įstatymas numato VRK teisę ir pareigą vertinti, ar bus suderinama su konstituciniam vertybėm tai, ką siūlo kandidatas, tai ir kandidatas laisvas siūlyti prieštaravimus dabartiniai konstitucijai ir kažkokius pakeitimus toje konstitucijoje. Aš esu visiškai tikras, kad taip. Aš esu tikras, kad adekvatų žmonės VRK sudėtyje irgi priims tokį sprendimą, kad taip. Bet iš principo tai jau yra dabar sprendimo priėmėjo rankose, o įstatymas jam leidžia tokį vertinimą daryti. Tai yra didelė klaida. Na ir pats radikaliausias ir pavojingiausias, aš manau, iš visų šitoj temai svarstomų, yra turbūt daug kam bus girdėtas Daivos Ulbinaitės toks pataisų paketas, ten gal 5 teisės aktai yra keičiami įvairiais bruožais. Ir jinai plečia, ką ir už ką galima bausti irgi už pasisakymus viešoje erdvėje. Taip grubiai tai yra apibendrinama kaip dezinformacijos įstatymas. Ir šiandien teisės aktai baudžia ir draudžia už melagingus teiginius ir numato sankcijas už tuos teiginius.
jinaigi plečia iki to, kad klaidinanti informacija, skatinanti neapykantą informaciją, dar ten dabar neprisiminsiu visos formuluotės, galima ją susirasti, pasižiūrėti, bet vėlgi čia yra esminis lūžis nuo melagingos iki klaidinančios ar klaidingos informacijos yra labai, labai plati praraja, nes melaginga tu turi įrodyti, kad tai yra konkretus fakto teiginys, kuris netitinka tikrovės ir tai yra galima patikrinti. Klaidinanti gali būti pritrūko konteksto, rėmėsi ne tai šaltiniais, kažką ne taip suprato ir taip toliau. Ir be abejo šitas paketas, kurį siūlo Daiva Ulbinaitė ir kuriam po pateikimo, po pirmojo iš 3 balsavimų Seimas pritarė, jis visiškai tai pateiktas kaip kova su dezinformacija, su kova su Rusijos informacinio karo keliamom grėsmėm ir tarsi nukreiptas prieš šitų grėsmių sukėlėjus, tai yra visus Rusijos propagandos skleidėjus Lietuvoje. Ir tai yra gera teisinga intencija visiškai suprantama. Bet užmojis, kuris čia yra toks gana platus padarytas, tai yra tikrai, vėl rizikingas, neatsakingas ir aš manau, kad tą įstatymą yra įmanoma sutvarkyti, stipriai jį apkarpius ir labai džiaugiuosi, kad saugumo komitete, kuris yra vienas iš išvadų rengėjų, aš esu būtent priskirtas tais išvadų rengėjais, gal pavyks kažką pataisyti. Bet dabartinė redakcija, kuri yra pasiūlyta, tai yra tikrai per plati ir leidžianti iš esmės žmonės bausti ir beje bausti tiek administraciniai teisėjai tūkstantinėmis baudomis, tiek ir kraštutiniais atvejais baudžiamąją teisę iki berods 5 metų laisvės atėmimo. Tikrai labai drastiškos bausmės. Bausti už teiginius, kurie bus nepriimtini tam, kas priiminės sprendimus. O sprendimus vėlgi priiminėtų ne teismas, baudžiamoji teisė, tai čia aišku teismas, bet galimybė blokuoti, riboti sklaidą arba skirti baudas, tai čia prasidėtų vėlgi nuo žurnalisto etikos inspektoriaus ir panašių institucijų, kas negali būti šitie civiliniai iš esmės organai, negali būti tie, kurie sprendžia kažkokį tai, kas leisna ar neleisna kalbėti eiliniams piliečiams mūsų viešajam gyvenime. Ir dar vienas dalykas, paskutinis turbūt, kurį noriu paminėti apie Ulbinaitės pataisas, nors jinai kalba apie nacionalinį saugumą ir apie kovą su Rusijos propaganda ir informaciniam kare, ji tuo pačiu metu kažkodėl į savo pataisas įtraukė tokius dalykus, kaip vėl konstitucinėms vertybėms, sąrangai prieštaraujantis, grėsmę keliantis teiginiai ir teiginiai, dabar neprisiminsiu tikslios formuluotės, bet prieštaraujantis mokslo konsensusui aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, energetikos ir dar kažkuriais ten klausimais. Kas labai nesunku suprasti, iš esmės reiškia, kad valstybė drįs spręsti, jeigu priims tokias pataisas jau nepataisiusi, drįs spręsti, tarkim, kas yra teisus, o kas neteisus, kokiam nors ginčia dėl tinkamumo, pavyzdžiui, pandemijos valdymo priemonių. Arba kaip reikia vertinti teiginius įvairių ten translytiškumo ir kitų tapatybės sutrikimo įvairiausiam kontekste. Ar žmonės teisūs, kai sako, kad jiems padės galimybė hormoniškai arba bent dokumentuose keisti lytį, ar ne. Visa tai juk yra medicinos sritis po sveikatos ministerijos sprendimai. Sveikatos ministras priima sprendimus ir savo įsakymais nustato, pavyzdžiui, ten lyties keitimo tvarką, kad ir koks tai absurdas būtų. Tai yra tas sritis. Tai šitoj srity dabar atsiduria tokie klausimai, kuriais valstybė tarsi, jeigu priimtume tas Ulbinaitės pataisas, galės spręsti, o ką galima kalbėti, ko negalima. Kas prieštarauja konsensusui, kas ne. Kas tas konsensusas. Ir čia iš viso yra absurdas, nes mokslas veikia kaip toks. Mokslas veikia būtent konsensusų laužimo principų. Jo darbas yra, kiekvieno sąžiningo mokslininko darbas yra, nežiūrint konsensuso, tikrinti įvairiausias hipotezes, kurios galbūt didieji moksliniai atradimai visada taip ir padaromi, tą konsensusą kažkokią apimtim, dažniausiai nedidelę, bet sulaužo. Peržengia tas ribas. Tai dabar čia be abejo dar užlenkim porą pirštų, patektų ir energetikos klausimai. Padeda ar nepadeda mums saugoti planetą, sakykime, daugiau elektromobilių? Daugiau, ar saugiau yra, sakykime, valstybei turėti išimtinai vien tik elektrą šildomus pastatus. Ar kaip pasverti, tarkim, vėjo jėgainės sausumoje, kurios yra gerai dokumentuota, išimtinai žudo paukščius, ypač didžiuosius, tai žinant jų pliusus aplinkai ir šitą jų minusą aplinkai, kaip mes sveriam tą, ar tai yra toks vienareikšmiškai teigiamas reiškinys ar ne. Tokios diskusijos, aš čia nenoriu užimti jokios pozicijos, bet tokios diskusijos turi galėti nevaržomai vykti valstybėje.
šitas įstatymas su būtent tom dabar mano minimom nuostatom apie mokslo konsensusą įvairiose srityse tiesiogiai rizikuoja užkirs kelią tokiai diskusijai. Nes noriu pabrėžti, visai nereikia, kad valstybė nubaustų kažkokius konkrečius žmonės ir labai jau ten drakoniškai taikytų tokį įstatymą. Vien jo egzistavimas, ypač žinant mokslininkų bendruomenę, vien jo egzistavimas veiks iš karto kaip savicenzūros mechanizmas, kad visi labai stengsis galvoti, koks šitas konsensusas galėtų būti. Kitaip sakant, koks yra mainstreamas, kad tik nepaprieštaraučiau, kad tik neprisišnekėčiau. Tai yra labai pavojinga kryptis ir Ulbinaitės pataisos tarsi apjungia įvairias keistas kryptis, tiek pereima nuo melo prie klaidinimo, tiek įvairiausias kitokias į vieną ir pateikia tai kaip paketą ir be abejo vaizduoja kaip rūpestį mūsų nacionaliniu saugumu, bet tikrai negalėčiau sutikti, kad taip yra. Dar vieną pavyzdį pateiksiu. Jeigu mes sakom, kad yra visuomenės klaidinimas ir jeigu mes sakom, kad pataisų tikslas yra pirmiausia, tai saugoti Lietuvą ir mūsų nacionalinį saugumą informaciniam kare, paimkim istorinę atmintį. Mes tikrai žinom, kad vyksta nuolatinės atakos iš Rusijos ir ne tik prieš mūsų rezistencijos dalyvius, ypatingai Birželio sukilimą, bet ne tik. Mes taip pat žinom, kad yra kelios skirtingos formos, kaip viešo erdvėje žmonės reaguoja į tai. Vieni sako, ir aš čia būčiau tarp jų ir pilnai palaikyčiau, kad mūsų kaip valstybės pareiga, ginant savo nacionalinį saugumą, ginti ir pačią rezistenciją, ginti jos garbę, neleisti sklisti neįrodytiems šmeištams apie tai, kad kažkas iš rezistentų darė kažkokius nusikaltimus, jeigu tai nėra vienareikšmiškai įrodyta ir taip toliau. Kad leisti tokį šmeištą yra kaip tik pagalba Kremliui, jo dezinformacijai, kad tai demotyvuoja valią gintis mūsų šalyje, didžiavimas iš šalimi ir taip toliau. Bet taip pat yra kiti žmonės, kaip ten, tarkim, profesorius Sužiedėlis ir turbūt būtų ir profesorius Žalimas, nežinau, įvairiausi, kurie sako, kad Lietuvos valstybė silpnina, kai jinai gina tuos kaltinimus sulaukusius žmonės, kad tada vakarai mato mus kaip nacijų gynėjus, kad mes turėtume geriau jau kiekvieną žmogų, kurio atžvilgiu metama šešėlis, nuo jo atsiriboti ir neginti, nes gindami mes tampam nacijų gynėjais. Na, žodžiu, toks, mano akimis, atsitraukimas ir atidavimas fronto linijos kitiems. Šiandien, nesant Ulbinaitės įstatymo, visa šita diskusija egzistuoja laisvai, vyksta tiek LRT, tiek visose viešose erdvėse ir teisingai, kad vyksta. Valstybės institucijos galiausiai užima kažkokias pozicijas, aš sakyčiau, kad labai dažnai net neužima, gaila, bet laisvė šitoj temoje egzistuoja. Dabar tas, kas turėtų spręsti, kuris iš vertinimų istorinės atminties tematikoje prieštarauja nacionaliniam saugumui, jeigu manytų, kad kažkuris prieštarauja nacionaliniam saugumui, jis turėtų paimti ir nuspręsti vis dėlto, kuri interpretacija teisinga. Tai yra iš principo ydingas mąstymas. Tai yra labai pavojingas užmojis, kad mes galim susidėlioti, kurie aiškinimai, ne fakto teiginiai, melodingi fakto teiginiai, bet kurie aiškinimai, naratyvai, jeigu norit čia mandrai kalbant, yra priimtini, leistini, o kurie kelia pavojų mūsų nacionaliniam saugumui. Tai Ulbinaitė žengia plačiai žingsniais į šitą teritoriją ir aš manau, kad visiškai neįvertino arba įvertino ir jai nusispjauti, tai tų pavojų, kurie kyla žodžio laisvė iš to vietų. Turbūt staptelkim prie Ulbinaitės, nes čia atrodo toks daugiausia reikia išpakuoti. Jos perkeliamas, jūs minėjot, atsiranda klaidinga informacija. Ir kaip vienas iš tikslų, ta prasme, ką siekiama apsaugoti nuo tos klaidingos informacijos, tai yra, aišku, minimas nacionalinis saugumas ir taip toliau, bet atsiranda ir kiti svarbus visuomenės interesai. Kas yra tie kiti svarbus visuomenės interesai? Kas juos apibrėžia? Niekas nėra. Įstatymė nėra apibrėžta, yra tiesiog pasakyta taip, kaip jūs ir suformulavot, kiti svarbus visuomenės interesai. Ir viena iš kritikų, tiek Seimo teisininkų, tiek viešumoje komentavusių teisininkų, net ir tų, kurie iš principo sakė, kad pozityviai vertina įstatymą, bet net ir jie čia mato grėsmę, kad negali likti tokios frazės kiti svarbus visuomenės interesai, nes čia jau yra iš vis absoliuti abstrakcija. Kad reikia arba įstatymę pateikti kažkokį baigtinį sąrašą, būtų labai įdomi diskusija, kaip čia pavyktų tą sąrašą sudaryti ir dėl jo sutarti, arba tiesiog atsisakyti šitos formuluotės, kas be abejo būtų teisingiausia. Palieskim dabar dar ir neapykantos kalbos tematiką. Jūs pats registravote 170 baudžiamojo kodekso straipsnio pataisą, kurios Seimas net neleido svarstyti. Kodėl? Kodėl neleido ar kodėl registravau? Abu. Registravau todėl, kad manau, kad yra viena didžiausių problemų žodžio laisvėje Lietuvoje per platus neapykantos kalbos
suvokimas ir apibrėžimas teisės aktuose, todėl kad dabar iš esmės neapykantos kalba, čia toks burtažodis, baudžiamajam kodeksai yra išskaidyta į 3 dalis ir taip labai supaprastintai viena dalis numato sankcijas už tai, kad tu viešai paskleidi kažkokį turinį, kuris žeidžia, skatina neapykantą, kursto ten ir panašiai prieš pažeidžiamas visuomenės grupės, dėl jų ir ten tada vardė tapatybių pagrindus galima susirasti, bet be abejo čia yra orientacija, kilmė, man rodos jau yra įrašyta rasė, religija, pasaulyje žiūra, kas labai įdomu, bet nepaprastai retai pritaikoma, jeigu iš viską nors pritaikoma. Na, žodžiu, visas tas įvairovės ir įtraukties pagrindų sąrašas. Taip. Jeigu tu skleidėjai tokią informaciją, kuri kažką žeidė šitais pagrindais, tai tu gali būti baudžiamas pagal 1 dalį šito straipsnio. Antras dalykas, atsiprašau, pagal 2, nes 1 dalis šito straipsnio yra dar įdomesnė, vien už turėjimą, ne paskleidimą viešai, bet vien už turėjimą, gaminimą su tikslu platinti tokios įžeidžiančios kitus dėl jų tapatybės medžiagą, irgi gali būti baudžiamas. Labai įdomu, Lietuvoje tokių atvejų, kaip žmogus buvo nubaustas už tai, ko nepaviešino, kaip ir nėra. Šiandien Jungtinėje karalystėje yra nepaprastai daug tokių atvejų, ten žmonės baudžiami. Faktiškai, jeigu yra pranešimas apie tai, kad kažkas turėjo kažkokį tai, na, sakykime, labiausiai įsivaizduojamas ir turbūt dažniausiai pasitaikantis dalykas, tai yra visokie, na, jau labai juodi pokštai. Ar ne, mymai, filmukai, kažkas tokio, kuo žmonės mėgsta šiais laikais dalinti socialiniuose tinkluose, privačiai, dažnai neviešai. Ir dėl tokių dalykų, jeigu apie žmogų yra paskundžiama, kad jis kažką tokį turi, tai gali ir atvyksta į namus arba į darbovietę, nesvarbu kur, ir konfiskuoja kompiuterį, konfiskuoja telefoną, perkrato, ką tu ten turi, ir jeigu randa, tai nubaudžia. Jungtinėje karalystėje tai yra šiandien masiniai atvejai, bijau sumeluoti kiek tūkstančių ar šimtų. Pats truputį atsargiai žiūriu į ten neoficialią statistiką. Nesvarbu statistika, bet tai yra platus reiškinys ir jis yra labai pavojingas. Teisės aktas šiandien galiojantis Lietuvoje, baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 dalis, iš esmės numato tą patį. Čia buvo vieno teisininko, kurį labai gerbiu kritiką, kad, nu, tai kaip tu įrodysi tą intenciją platinti, nes turi būti intencija platinti. Bet tai važiuokit, jeigu pasidalinau kažkokiu reelsu su 10 draugų Instagrame, tai aš gal jau ir platinau. Kaip neplatinau? Įvykęs faktas, kad platinau. Tai šitas straipsnis, ir įstikinęs, turėtų būti trinamas. Ir paskutinė 3 dalis tame straipsnėje yra, iš esmės, reglamentuoja skatinimą, kurstimą smurtui, kažkokiem realiem fizinio pasaulio veiksmams prieš įvairias visuomenės grupės, dėl jų tapatybės, bruožų ir taip toliau. Tai yra tas straipsnis, ta dalis, kurią aš palikčiau. Mano siūlymas jos netrina, aš todėl visada pabrėžiu, kad nenaikinti neapykantos kalbos, siaurinti neapykantos kalbos straipsnį, todėl kad ta apimtim, čia irgi būtų padaryti diskusija, yra šalių, kurios mano, kad tik tada, kada įvyko kažkoks konkretus veiksmas, Estijoje berods taip reglamentuota. Jeigu tavo kažkokie kurstimai sukėlė iš tikrųjų kažkokį veiksmą, tada ir tavo kurstimai užtraukia tavo atsakomybę, bet jeigu nesukėlė, tai tada čia atsakomybės nėra. Tai būnė, tai diskusija ateičiai, bet tos pirmos 2 dalis, kur tu nekurstai jokiam konkrečiam veiksmui, jokiam smurtui ir vien tai, kad kažkieno jausmus kažkaip paveikia tavo pasisakymai arba tai pasisakymai iš vis buvo tik tavo telefone, tai neturėtų būti valstybės reikalas. Aš esu tikras, kad žmonių jausmai yra kultūros, moralės, bet ne teisės sritis. Ir to, kaip žmonės jaučiasi ir to, kas kokiais veiksmais, kokius jausmus vieni kitiems sukėlė, neturėtų būti reglamentuojama įstatymais ir baudžiama bausmėmis valstybės prievartos monopolių. Tai yra tiesiog sumaišytos sritis. Tai dėl to aš registravau tas pataisas, aš visiškai užtikrintai dėl jų jaučiuosi, kad tai yra teisingas ir rimtas reikalas, nors gal dar daug kam Lietuvoje ir nelabai suprantamas. O kodėl Seimas nutarė nesvarstyti šito projekto, tai čia labai įdomiai išėjo. Daug kas turbūt žino, pastaruoju metu vėl tas buvo dėmesio centre, kad Žemaitaitis turi bylą ir yra pripažintas kaltu, kad kurstė neapykantą prieš žydus, antisemitinės visokias idėjas. Skleidė būtent pagal šitą straipsnį baudžiamojo kodekso 170 neapykantos kalbos ir taip jau yra, kad jeigu vykstant teismo procesui yra kažkaip sušvelninamas straipsnis, pagal kurį žmogus yra teisiamas, tai teismas atsižvelgia ir gali švelninti atsakomybę. Ir čia buvo pateikta tokio žurnalisto Šarūno Černiausko, bet po to pasigavo ir daug žiniasklaidos tą interpretaciją, kad supras, kad aš čia ne iš principo tą teikiu, kad Žemaitaitį noriu išgelbėti nuo jo teisinių problemų.
Noriu pabrėžti, kad yra priešingai Žemaitaičio tas skandalas ir byla kaip tik tragiškai trukdo šitoms pataisoms. Nėra taip, kad aš ten žinočiau, kad jas labai palaikytų Seime, bet yra visai nemažai žmonių, kurie supranta ir iš principo palaiko, bet dėl to Žemaitaičio konteksto, tai tampa neįmanoma, nes iš tikrųjų įtaigiai, ypatingai liberaliai publikai, kuri negali pakęsti Žemaitaičio, įtaigiai yra pateikiama, kad nesvarbu net kokia intencija, bet atseit, kad šitas pataisas gelbė Žemaitaitį. Tai dabar yra svarbu kas, kad šitas po aukštesnės instancijos sprendimo Žemaitaičio nuteisiamasis nuosprendis įsigaliojo iš karto, jis dar gali įskūsti, bet jis jau yra įsigaliojęs. Tai keičia šiek tiek šitą santykį su pataisom. Aš pasižiūrėsiu, ar yra įmanoma dabar jas parlamente pateikti. Čia bus ir su teisininkais, ir su politikais kalba, nes viskas priklauso nuo vertinimo. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad faktiškai nuo tada, kai viešai pradėjom veikti, kai atsirado nacionalinis susivienijimas, pirmi rinkimai, programos, visada kėlėm tą klausimą, visada sakėm, kad neapykantos kalbos straipsniai yra klaida ir kad jie turi būti siaurinami ar net naikinami, čia gal priklausomai nuo konteksto. Ir niekada, nei tuo metu buvo kokių skandalų su Žemaitaičiu, nei buvo minčių, kad čia būtų dėl jo. Tai esu visiškai ramus, kad viešai yra daug įrodymų, kad tas klausimas mūsų yra keliamas kaip principinis ir tikrai visas insinuacijas dėl Žemaitaičio atmetu. Bet matau, kad kol jo bylos tęsis, tol bus labai sunku šitą klausimą judinti. Seime šiuo metu kelias skinasi ir Vitalijaus Gailiaus projektas, kuris būtų galima sakyti, kad kiek į priešingą pusę negu jūsų bando eiti. Ar galėtumėt plačiau pakomentuoti? Jo, į priešingą pusę. 2 kartus atmetė Seimas, bet taip, kad grąžino tobulinti, tai gali vėl teikti rudenį. Jo projektas yra arčiau to, ką praėjusią kadenciją siūlė Laisvės partija. Laisvės partija praėjusią kadenciją siūlė, bet galiausiai tas irgi užstrigo, kad vietoje baudžiamosios atsakomybės neapykantos kalba būtų sankcionuojama administracinė tvarka, kaip administracinė atsakomybė, kas reikštų ką? Kad nereikia teismo. Ir nieks neturi įrodinėti tavo kaltumo, kai policininkas išrašo baudą už kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip čia irgi greičiausiai policininkas, o gal ne tik, priklauso nuo mechanizmo, kurį numatytum, galėtų išrašyti tau baudą administracinė tvarka už neapykantos kalbą. Ir tas kaip tik, nors skamba taip tarsi, kad tu sušvelnini, juk vietoj baudžiamosios atsakomybės administracinė, bet tas kaip tik būtų sugriežtinimas, todėl kad būtų daug lengviau taikyti ir daug plačiau būtų taikoma ir daug daugiau žmonių nukentėtų nuo šito. Ir vadinasi, ta baimė, kad tu gali nukentėti dėl to, kad nepolitiškai korektiškai kažką pasakė, jinai labiau paplistų. Tai Vitalijaus Gailiaus dabar naujausias siūlymas buvo ta linkme, tik jisai siūlo ne vietoje baudžiamosios atsakomybės įvesti administracinę, o greta baudžiamosios įvesti administracinę. Ir tada, kad tokie jau žiauresni, radikalesni atvejai, pasisakymai galėtų pretenduoti baudžiamą atsakomybę, spręstų policija arba prokuratūra, ar priklauso nuo situacijos, o švelnesni atvejai neišsisuktų dėl to, kad jie netempia, paprastai sakant, iki baudžiamosios, bet žiūrėkit, gal jie tempia iki administracinės ir galėtų būti baudžiami administracinė tvarka. Tai jisai sako, kad mes taip išvengtume ten teismų apkrovimo, per žiaurių pasiekmių žmogų iš pasisakymą, nes gabus baudžiaką, paprastai sakant, tai po to tas įrašas lieka ir visaip kaip tau trukdo. Bet aš tai su tom intencijom nesutinku. Man atrodo, kad tai irgi yra tiesiog būdas išplėsti, kad daugiau žmonių, kurie šiandien kaip tik išvengia atsakomybės už neapykantos kalbą, man net neišeina rimtai vartoti šitos frazės, nes baudžiamosios atsakomybės jiems taikyti nedrįstama, tai šiandien jie lieka be jokios teisinės atsakomybės. Ir tai yra teisinga, nes tai turėtų būti moralės ir kultūros ir etikos sritis. O jeigu būtų išplėsta taip, kaip siūlo Gailius, tai jie negavę baudžiamosios gautų administracinę. Tai čia būtų labai blogai. Laimiai Seimas abu kartus, kai buvo teikiamas tas Gailiaus projektas, vis dėlto sugebėjo jį atmesti. Ir aš linkstu manyti, kad sugebės ir toliau. Dar turbūt vertinant šią temą, įdomus yra ankstesnės vyriausybės priimtas kovos su antisemitizmu, ksenofobija, rasizmu ar dar kuo planas. Kokia dabar yra šito plano padėtis? Jisai nebuvo atmestas? Taip, iš tikrųjų, šitas planas keistų ilgų pavadinimų, tai vienas tokių rimtesnių ideologinių palikimų, kuriuos paliko buvusi premjerė Ruginienė. Visi kabinėjosi daugiau prie jos raiškos, keistų interviu ir panašiai, bet reikia pastebėti, kad Ruginienė buvo tokia ryškiausia progresyvios postmodernios naujosios kairės atstovė, kokią turbūt socdemai galėjo iškelti, ir jinai ten su savo požiūriais už Palestiną, už LGBT teisės įvairovę, klimato gelbėjimą ir panašiai, tikrai labai tokia,
kaip mes turbūt sakytume, leftistė. Ir šitas planas buvo tikrai to išraiška, jinai labai idėjiškai, man regis, jį gynė ir nieko keisto, kad šį sausį jis buvo vyriausybei patvirtintas. Gana tyliai, žiniasklaidos dėmesio nesulaukė, man regis, aš turbūt vienas ir buvau, kuris jį reagavo. Ir tas planas neišplečia neapykantos kalbos supratimo, jis numato, turbūt intencija būtų vadinti pagalbą, įvairias skatinimo priemonės, mokymus ir taip toliau, programas, kurios įvairių lygmenų valstybės institucijas ir piliečius paskatintų kovoti su neapykanta savo aplinkoje. Ir čia apima tiek, tarkim, pavyzdžiai, mokymai policininkams, mokymai prokuratūrai, įvairiausios programos kultūros institucijoms, muziejams, bibliotekoms, kad jie darytų su tuo susijusias, su kova su neapykantos kalba susijusias programas, renginius, parodas, taip toliau, mokykloms be abejo, mokytojams mokymai ir visa kita. Didelė dalis ten yra be abejo skirta prasmingų renginių be žydų atminčiai, jų paveldui, taip toliau. Ne veltui pavadinime už jų tarsi yra slepiamas, nes akcentuojamas antisemitizmas kaip pagrindinė problema, o po to jau ten išvardėjama, kad ir kitos neapykantos formos, ir tada po to patenka viskas. Čia visai gudriai sužaista, bet iš tikrųjų tame plane yra labai daug priemonių, bijau sumeluoti, virš 100, kurių absoliuti dauguma yra skirtos tiesiog visuomenės ir konkrečiai įvairiausių sričių tarnautojų ir pareigūnų perauklėjimui, mokymui, kaip labiau tas neapykantos kalbos formas atpažinti, prieš jas neužsimerkti ir, kad visa valstybė per savo pareigūnus kovotų su šituo reiškiniu, o ne tik ant popieriaus jis būtų įrašytas. Tai vėlgi labai ydingas, žalingas, niekam nereikalingas valstybei kainuojantis planas. Tai, kas ten yra šiek tiek gero, tai yra dėmesys, pozityvus dėmesys žydų paveldui ir kultūrai, tai tuos dalykus tikrai buvo galima padaryti ir kitaip, be viso šito ideologinės cenzūros, kovos su neapykanta konteksto. O kaip jūs sakytumėt, ar visa šita situacija su žodžio laisvės ribojimais ar grėsmėms apriboti žodžio laisvę turi kažkokias ideologinės ištakas? Turi labai konkrečias ir nieko keisto, kad prie Rudinienės pasireiškia tie dalykai. Naujasis arba kultūrinis marksizmas, nors kartais sukarikatūrinta ta frazė yra, bet iš tikrųjų turėjo labai konkrečius autorius ir labai konkrečias tezes. Ir vienas ryškiausių žmonių šito judėjimo buvo toks Herbertas Marcuse ir yra 60 kažkelintų metų jo trumpas, bet labai reikšmingas veikalas Represyvi tolerancija, kuris iš esmės sako, kad jeigu mes leidžiam visiems požiūrėms, tiek dominuojantiems, tiek esantiems paraštėse, vienodai reikštis viešajam gyvenime, turėti vienodą statusą, tai tie, kurie dominuoja, visada ir dominuos. Ir tie, kurie paraštėse, niekada negalės iškilti. Todėl tokia tolerancija, kuri visus traktuoja vienodai ir visiems leidžia reikštis vienodai, yra iš tiesų represyvi, sako Marcuse, o tikroji tolerancija, kuri išlaisvina, jinai kaip tik užgniaužtų dominuojančius požiūrius ir suteiktų išskirtinai daug galimybių, dėmesio, eterio tam, kas yra paraštėse. Kas jį žino, tai žino, kad kiti jo veikalai buvo Erosas ir civilizacija ir panašiai, jisai labai reikšmingai padėjo filosofinius, ideologinius pamatus ir tam pačiam LGBT judėjimui ir būtent apie tokį išlaisvinimą jis ir kalbėjo. Ir dabar tas ir reiškiasi visais šitais teisės aktais, kuriais yra viena vertus represuojama ta visuomenės dalis, kuri bando kažką kritiškai kalbėti apie seksualinės mažumas, religinės mažumas, kokias nori mažumas, kurios, vyraujančiai kultūrai, pavadinkim, yra nepriimtinos, meta iššūkį ar kaip nori vadink, ir tuo pačiu bando sukurti sąlygas toms grupėms kalbėti daugiau ir iščiau, ką mes matom tiesiog turbūt skaičiuodami, jeigu kas nors imtųsi tą padaryti, skaičiuodami straipsnius įvairiausiam jautriom kultūrinių karų, taip vadinamam temam, kiek kas dėmesio ir palaikymo žiniasklaidai susilaukia. Tai nors negalima visko suvesti, aišku, į vieną žmogų ir vieną veikalą, bet tai yra pati ryškiausia genezė, ta represyvios tolerancijos esė, kuri padėjo pagrindus minčiai, kad tikra išlaisvinanti valstybė, ko ir siekia tas modernus, postmodernus marksizmas, tikrai išlaisvinanti valstybė turi dėti aktyvias pastangas ir naudoti valstybės galios monopolį tam, kad būtų kuo daugiau lygybės ir ypatingai rezultatų lygybės tarp įvairių visuomenės grupių, ypač tų, kurios yra kažkaip istoriškai nuskriaustos ir nepripažintos. Ir mes dabar čia matom, ypatingai kai kalbam apie neapykantos kalbą, įvairiausias to išraiškas. Tai ideologiniai pagrindai yra, jie gana aiškus ir čia taip drįsčiau pabaigai pareferuoti, yra tekę ne vieną epizodą įrašyti įvairių tinklalaidžių apie tą taip buitiškai vadinamą leftizmą ir šitų dalykų ištakas, tai kviečiu vedant pavardę ir šitą raktinį žodį susirast, pasiieškoti ir pasiklausyti plačiau.
Ačiū Vytautai už pokalbį, ačiū žiūrovams, kurie klausė ir stebėjo. Kviečiam prenumeruoti Nacionalinio susivienimo YouTube kanalą, sekti Vytautas Sinica Facebook'e ir iki kitų kartų. Sudie Vytautai. Sudėjau.